Namelis Gluosnė Rusnės saloje, nakvynei 2 suaugusiems be augintinių. Vos įėję į vidų iš karto pasijutome kaip namie. Jauki svetainė, poilsio bei valgomojo erdvės, o virtuvės stalas tiko ir darbostogų darbams. Radome ir knygų bei stalo žaidimų. Antrame aukšte įrengtas erdvus miegamasis su patogia dvigulė lova. Išsimiegojome puikiai, o ryte klausėmės paukščių čiulbėjimo. Vos nubudus gerai įkvėpti gaivaus oro išėjus į balkoną, iš kurio atsiveria vaizdas į Atmatos upę. Pamatę vonios kambarį pasigailėjome, kad apsistojome per trumpai. Kokio dydžio vonia ir kaip gera būtų joje atsipalaiduoti. Virtuvėje radome viską, ko reikėtų gaminimui, beliko tik pasirūpinti maistu. Beje, Rusnės miestelis vos už 20 minučių pėstute, tad jei ko ir pritrūktų, galima nueiti ir nusipirkti. Labai jaukus ir maloniai nustebinęs kampelis buvo Atmatos upė netoli namelio. Šalia yra dvivietis solelis, ant kurio buvo gera vakaroti. Kai sėdi ir žiūri į upę, jausmas lyg esi šalia nedidelio ežeriuko. Čia galima maudytis ir žvejoti. Kokia plati yra upė, nesistebime, kad jį patvinsta iki namelio. Šį kartą potvynio nebuvo, tad galėjome laiką leisti terasoje ir vakarieniauti. Tradiciškai gaminome maisto kepsninėje, tad apsidžiaugiame, kad tam viskas buvo paruošta. Kviečiame ir jūs į Rusnę, o namelį Gluosnę rezervuokite www.vausteis.lt.